pas tave vieną dieną tikrai ateis ir paklaus. Apsišamavimas kantrybė ir laukimas, kada vis tiek kažkas bus padaryta. Tu turi šiek tiek pagyventi su ta konkrečia asmenybė. Pagerė, kadangi tu kartais žinai prisais, kur eiti, kur besti pirštai, kokį tašą, kadangi tas kurmis tavo yra pasakęs. Visų šalių teisėsaugos laukia momento, kada pult čiūpti ir visus sulaikyti. Offshore'as, kripto, PVM grobstimas, vokeliai, sankcijų apėjimas, fiktyvios įmonės. Visa tai turi kažką bendro. Ką? FNTT. Ir sveiki, aš esu Evaldas Vinskutonis, šio podcastų vedėjas. Tai yra Temity platforma, kuri turi savo podcastą. Mes kalbame su teisininkais arba su teisiniai bendruomeniai dirbančiais asmenimis. Ir šiandien yra paskutinis šio sezono podcastas, todėl mes grįšime po vasaros. Na, o aš šiandien podcast'e labai maloniai sveikinuosi ir kalbinu FNTT specialiųjų tyrimų pirmosios valdybos, pirmojo skyriaus viršininką Alių Navicką. Labas, Aliau. Sveikas, Evaldai. Mes kažkaip visai tai prieš pačią pradžią pradėjom kalbėti apie Bitcoiną, apie stablecoinus, pats pasidalinai, kad ir pats šiek tiek esi investavęs dėl sportinio interesų ir dėl pažinimo pačios valiutos kripto. Ir aš su to dalinai susijusi klausimą turiu offshore. Ar lietuviai vis dar slepia pinigus offshore? Pasitaiko, bet vėlgi offshore'as tokia galbūt jau yra daugiau praeities offshore, kaip čia pasakyti, įrankis slėpti pinigus, bet vėlgi tam tikrose mokesčių vengimo schemose, netgi tam pačiam mokestiniam sukčiavimo offshore yra naudojami tiesiog kaip pinigų išvedimo ertmė, kur jurisdikcijos yra sunkiau pasiekiamos teisėsaugai, mokesčių administratorių ir ten galima laisvai disponuoti tais pinigais. Tai taip, offshore vis dar naudojami, bet alternatyvų yra tikrai nemažai. Ta pati kriptovaliuta, kur galima ten slėpti savo nešvarius pinigus. Bet offshore'as kodėl? Jisai nueinantis traukinys yra dėl technologinio regreso, lyginant su ten kripto ir visokiom valiutom, ar dėl saugumo sistemų ir struktūros gerinimo, ar dėl ko? Čia tokie, kaip čia galim pasakyti, kompleksiniai dalykai, taip, iš esmės pinigų plovimo prevencijos, kas liečia bankinės transakcijas, pinigų plovimo prevencija, iš esmės stiprinimą, iš esmės kas metus. Žiūrima, kur yra spragos, kur gali vis dėlto dar vykti pinigų plovimo atvejai, tai tos spragos yra taisomos, finansų institucijos jos vis labiau ir labiau prižiūri transakcijas ir, tarkim, išvedant į piniginės lėšas į kažkokią tikslinę zoną, lengvatinio mokestinę zoną, offshore'inę zoną. Iš esmės tai yra vienas iš red flagų, kad gali būti kažkas negerai su finansinė operacija ir gali tie asmenys, kurie bando nelegalius pinigus išvesti offshore'us, jie gali tiesiog prarasti, nes bankas užstabdys tą operaciją ir perduos mums. O mes jau toliau žinom, kaip elgtis su tokiais pinigais. Jūs žinot, kaip juos gražiai pasiimti, grąžinti valstybei gal tam tikrą prasme, arba savininkams kažkim. Taip. Kilmę pinigų ir tada jau spręsti klausimą, ar jūs ką su jais daryti. Gerai, o kurios pinigų rojaus vadinamos tos valstybės, šiandien dažniausiai figūruoja būtent FNTT tyrimuose dėl lėšų iš Lietuvos? Aš manau, kad tai yra tradicija, kuri nesikeičia eilę metų, kiek aš jau 13 metus dirbu. 13 metų dirbu? 13 metų jau. Iš esmės nemažas laiko darbas ir mano pirmose bylose iš esmės figūravo ta pati Panama, Britų Mergelių salos, tas pats Kipras. Kipras viena iš tų valstybių, kur yra offshore'as vadinamas? Jo, Kipro. Nes Kipras šiaip labai populiarus ir dėl nekilnojamo turto, ypač čia bumas eina. Ten yra niuansų, jeigu tu esi iš šiaurės Kiprė, tu iš vis esi nepasiekiamas, dėl to, kad ten iš esmės neaišku. Didelė laisvė yra finansinė. Ar ten Turkijos teritorija, ar ten yra Europos Sąjunga. Tai iš esmės Karibų regionas yra pilnas offshore'inių zonų, tai iš tų šalių iš esmės yra ir populiariausi variantai, kur iš esmės tie asmenys, kuriems to reikia, įsigyja tos offshore'inės kompanijas ir jas naudoja. Negalim sakyti, kad visą laik nelegaliems, nešvariems darbams, bet yra tam tikra dalis, kuri grinai orientuota
slėpti mokesčius arba jau, tarkim, tą patį pagrobtą PVM išvesti ten, kuris būtų galbūt saugesnis, dėl to, kad su teisėsaugai, čia jau ta prasme prisipažinsiu, kad nėra lengva pasiekti tų teritorijų. Be abejo, tas bendradarbiavimas su tų šalių teisėsauga, jisai vyksta, nėra taip, kad mes negalim visiškai pasiekti, bet pasiekti galit, bet kiek jūs galit? Laikas ir iš esmės yra laikas, nes transakcijai vykdyti užtenka vieno push-debug, o gauti informaciją iš tokių valstybių, užtrunka tikrai ne dieną, ne 2 ir ne 3. Tai čia tikriausiai yra būtent ta spraga, kuri vis dar, nors ir yra offshore'as toks, kaip tu minėjai, nueinantis traukinys, bet vis dar veikiantis, tai tikriausiai ta spraga ir yra. Dėl to nepasiekiamumo, dėl tų stabdžių, trikdžių, kurie trukdo Lietuvos ar ES institucijoms bendradarbiauti kokybiškiau, mainų informacijos mainams. Bet vėlgi, šitoje vietoje, jeigu finansų institucija, tarkim Lietuvos finansų institucija, bankas ar tas pats fintechas, jis laiku sureaguoja į tokią neįprastą galbūt operaciją, tą pinigų išėjimą būtent į offshore jurisdikcijoje esantį banką, galima sustabdyti ir galima išsiaiškinti, kas tai per pinigai, kokia kilmė pinigų. Tarsi, jeigu greitai tos dalykus spręsti, kad kuo mažiau laiko būtų praėję, ar ne, nes tos pėdsakus lengviau. Čia kaip seklys, ar ne, arba kaip pėdsekys, koks šuo, nes jie tokie švieži dar ir duomenų srautų neuž. Taip, bet vėlgi čia yra finansų įstaigų, tų įpareigotųjų subjektų, tai vadinamų pagal pinigų plovimo prevencijos įstatymą, prerogatyvą stebėti tas transakcijas ir esant kažkokiam neaiškiam įtartinam atvejui apie tai informuoti mus. Gal žinosi, gal gali pasidalinti, žinau, tokią informaciją, nežinau kiek jinai tiksli, bet sakoma, kad pusė Lietuvoje registruotų kripto įmonių neatsiskaito. Arba daug neatsiskaito, arba kelia rizikas. Ant kiek tai yra tiesa? Iš dalies tai yra tiesa dėl to, kad šitas sektorius vis dar yra tikrai rizikingas, bet vėlgi įstatyminė bazė tobulinama faktiškai kasmet, kas liečia reguliavimo tokių kripto service providerių, dabar vėlgi yra begalė pakeitimų, kad tokios įmonės, asmenys, kurie valdo tas įmonės, iš esmės turėtų būti prižiūrimi labiau, įstatinio kapitalo turėjimas, didelio įstatinio kapitalo turėjimas, o ne šiaip kažkoks ten suformuotas. Yra kažkoks tai riba minimali? Yra thresholdai įstatinio kapitalo ir yra dar tam tikro rezervo turėjimas, kad tu esant kažkokiam, tarkim, force majeure arba kažkokiam. Kaip ir bankroto atveju, ar ne, kad būtų. Kad klientas galėtų, turi būti fondas, kad klientas. O kokios lubos yra grindys, kokios minimalios grindys tai yra būtent tam įstatiniam? Aš dabar nepasakysiu, bet jos ženkliai pakilo iki 100 000, tiksliai žinokit, dabar nepasakysiu. Okay. Bet jau tai yra tokios ženklės, ne tas pats, kas UAB atsidaryti, kiek ten 2,5, kiek ten 1000, ne tas pats. Minimalus kapitalas 2,5 tūkstančių ir tu gali ten pradėti vykdyti savo veiklą. Okay. Tai reikalavimas būtent tiems kripto service provideriams, VASPams, tai vadinamams, yra iš esmės keliamas kasmet ir nes tikrai ten yra nišų nelegaliems darbams, tam pačiam pinigų plovimo arba būti išnaudoti tas finansų, ne finansų, čia galim sakyti, kripto service providerių, ta platforma būtent pinigų plovimui, tai yra begalė dar nišų. Tai reikia stiprinti, nes, tarkim, tai pačioje Estijoje pasikeitus reguliavimui iš esmės vos ne pusė tų fintechų tokių, tai vadinu, pabėgo į Lietuvą. Dėl to, kad pas mus dar nebuvo. Perregistravo savo kompanijas Lietuvoje. Jo, iš esmės buvo toks bumas, nes Estai labai stipriai sustiprino priežiūrą. Nes pas jūs ir buvo kažkokių skandalų būtent su fintech machinacijom, ar ne? Taip, nes kaip ir sakau, čia šių dienų, kaip sakant, toks pagrindinis arkliukas, kur gali būti legalizuojamas kažkokios lėšos, kur transakcijos galbūt nekontroliuojamos, vaikštų, kur klientai, tai vadinami customeriai tų įstaigų nėra galbūt tinkamai prižiūrimi ir identifikuojami ir iš esmės galima sakyti, kad yra tų nišų, kad tarkim kažkoks asmuo sukčius arba nusikaltėlis arba narkodileris gali kažkokių svetimų vardų atsidaryti tą akauntą vadinamą ir vykdyti tas pačias transakcijas. Keisti kripto į pinigus į kripto ir taip toliau.
Žiūrėk, hipotetinė situacija. Matai grandinė iš kokių kelių offshore'inių įmonių, per kurias iš Lietuvos keliauja pinigai. Kaip tu manai, kokie būtų pirmieji tie red flagai, tos jau raudonas vėliavėlės, kurios tau parodytų ir nurodytų į tai, kad čia galimai yra kažkas neiškaus, čia grinai bus plovykla pinigų? Na, tų red flagų, tai vadinama, yra nemažai. Tai vėlgi pirmas red flagas, kad pinigai iškeliauja offshore. Betgi nebūtinai offshore yra blogi pinigai. Taip, gal kažkam dėl saugumo, dėl kokių mokestinių lengvatų. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad iš esmės offshore'as nėra. Offshore'as yra iš esmės, juridiškai žiūrint, tai yra visiškai teisėta veikla, jeigu tu jos nenaudoji kitiems tikslams. Taip. Bet, sakau, pirmas red flagas, kad išeina į kitą jurisdikciją, į tą, kaip čia pasakyti, lengvatinio apmokestinimo mokesčių rojaus jurisdikciją. Tada reikia stebėti, koks yra tų pinigų išėjimo pagrindas. Iš esmės, transakcijos, tarkime, jeigu taip jau einant į detalės, koks yra transakcijos pagrindas. Ar tai yra kažkokių paslaugų įsigijimas, ar tai yra paskola kažkokia, ar tai yra prekių tų pačių įsigijimas, nes tam pačiam pelno mokesčio vengimo toj pačiai koncepcijoje, tai iš esmės taip ir daroma, kad tu gauni kažkokias legalias pajamas iš savo biznio, ir tu tiesiog nori šiek tiek pamažinti tą mokėtiną pelno mokestį valstybės biudžetą ir tu imituoji, tarkim, visiškai tokias orinės operacijas su kažkokia ten offshore'inė kompanija, kurios tikrasis naudos gavėjas iš esmės esi tu pats. Ir vedi pinigus ir taip iš esmės didini savo sąnaudas įmonės. O didinamas sąnaudas, tu mažini mokėtiną pelno mokestį, kadangi tu parodai, kad tu kažką nusipirkai, tarkim, ten kokią IT konsultacijų paslaugų už $500,000. Kadangi tavo įmonė reikėjo, čia kaip pavyzdys, kadangi tavo įmonė reikėjo kažkokių inovatyvių sprendimų, tu radai kažkur tolimose Mergelių salose. Būtent tenais tą technologinį sprendimą radai. Technologinį sprendimą ir tau neva kažkur kažkas kažką padarė ir tu išvedėjai $500,000 ir tas $500,000 tai yra tavo sąnaudos. Tai čia toks tarp sukčiavimo ir mokesčių vengimo toks, kaip čia pasakyti, toks gepas yra. Tai va čia vėlgi reikia vis laik vertinti, jeigu tai yra iš anksto sumanyta, kad tu tai veiksi, apgausi mokesčių inspekciją, klastosi dokumentus, tai galima sakyti. Bet čia nėra taip paprasta tą padaryti, bet to pačiu nėra paprasta, aš suprantu, ir įrodyti, nes, kaip tu sakei, ar ne, toks balansas lyg ir nauda įmoniai, ta, kuri bando tą daryti, bet lyg ir iš kitos, žiūrint iš kieno perspektyvos žiūrėti. Taip. Ar iš pačio žmogaus, ar įmonės, ar iš valstybinių institucijų, arba iš FNTT atžvilgio, ar ne? Taip. Tai nežinau, kaip jūs tokius dalykus sprendžiat, kai matai, kad toks 50-50. Vėlgi, mokesčių inspekcija turi savo algoritmus, jie vis tiek stebi tas įmonės, turi... Tikriausiai tikimybės vertina didesnės. Tikimybės jie turi savo tą tokią technologinę bazę, per kurią jie vertina tas grėsmės, red flagus, tai nėra taip, kad tai galima daryti kiekvieną dieną ir šimtai įmonių tą daro, nes vis tiek, pas tave vieną dieną tikrai ateis ir paklaus, kas čia buvo per operaciją. Galų gale, jeigu yra tendencija, mes vėlgi iš savo pusės galim tos pačius žvalgybinius metodus taikydami įsiaiškinti, ar ta veikla yra iš esmės teisėta, ar čia yra imitacija siekiant išvesti pinigus į kažkokią kitą įmonę užsienyje ir po to tos pinigus panaudoti, tarkim, namų įsigijimų Ispanijoje. Ir vėlgi tas offshore'as bus kaip ir toks nominalus savininkas to namo, nors iš esmės atostogauja Evaldas tame name kiekvieną vasarą. Tai būtų fainai, aš labai norėčiau. Tai aš žinau, kad fainai. Šiltoje vietoje pastoviai atostogauti būtų smagu. Tai verslas žinodamas, kad tai fainai ir siekdamas optimizuoti savo mokėtinus mokesčius, taip daro. Bet dar taip trumpai, tie patys offshore vėlgi yra tokie, mes jos vadinam taip liaudiškai, aš atsimenu nuo mano atėjimo į FNTT, mes jos vadinam valiučikais, bet dabar galbūt negražiai skamba, tokie cash dealeriai, galima sakyti, kurie turi tų pačių offshore'inių kompanijų infrastruktūrą, jie yra iš esmės Lietuvoje reziduojantis asmenys, ir užsienį, aišku, yra. Jie iš esmės turi tų offshore'inių kompanijų infrastruktūrą ir ta infrastruktūra iš esmės naudojama pinigų legalizavimui. Tarkim, aš turiu milijoną, aš atinu pas Evaldui duodu tą milijoną. Evaldas, kadangi turi offshore'inių kompanijų infrastruktūrą,
ta infrastruktūra iš esmės turi daugybę sąskaitų užsienio bankuose, kuriuose cirkuliuoja pinigai. Ir, tarkim, tu, Evaldai, turėdamas tą offshore, man tą milijoną jau padarai pavedimui mano kokią nors užsienio sąskaitą. Kaip kokią paskolą. Bet čia toks pingpongas iš tikrųjų. Taip. Pam, kuo mažiau taškų, žinai, tos pėdsakus sumėtyti. Taip, nes ten tiesiog tie pinigai cirkuliuoja, kažkas perveda, imituodami operaciją, aš tam nunešu kešą. Aišku, tai viskas. Bet išgryninimas vis tiek dar yra kažkur fiksuojamas, nes tu pervedi, bet tuo tą milijoną reikia išsikešinti. Kad duoti. Čia priklauso. Nebent gal aš turiu savo kešą. Jeigu tau reikia įvesti į finansų sistemą grinuosius, tai čia yra vienas iš būdų, kai tai galima padaryti. Bet jeigu tau reikia apivartinių lėšų, tarkim, tu turi juodąją buhalteriją ir tu turi begalę kešą. Ir tą kešą tu ten... Vienam reikia kešo, kitam reikia atvirkščiai. Ir tau reikia, tarkim, apivartinių lėšų finansų sistemoje. Tu nueini pas tą dilerį ir duodi kešą, jis tau padaro pavedimą. Ir atvirkščiai, jeigu tau reikia kešų, jis tau gali duoti kešą, tu jam padarysi pavedimą, imituodamas operaciją, kaip ten, nežinau, pirkimą kažkokių paslaugų ar prekių. Bet vėlgi visa tai vyksta už komisinius, procentukai ir taip toliau. Tai čia normalu, ten toks underground business vyksta. Aš kaip pagalvoju, kiek daug esi įsigilinęs, kiek visokių tokių subtilių, bet tikrai įdomių machinacijų pačiam benalizuojant, atsėdi ir galvoju, bet tai ant kiek gudrus yra žmonės. Čia primityvės, nes jos jau veikia daugybę metų, čia tie patys gariūnai veikia, negaliu sakyti, kad ir dabar, bet ta prasme, tas šešėlinis toks užpirkimas prekių iš Kinijos, ten konteineriais, kai važiuoja į turgus, tai iš esmės tie patys offshore tokių pačių principų naudojami buvo. Okay. Turiu dar vieną klausimą susijusi su tyrimais. Taip. Šiais metais, sausio mėnesį, man atrodo, buvo tokia pirmoji civilinio turto konfiskavimo byla. Nežinau, kiek garsiai buvo nuskambėjusi, bet aš žinau apie ją. Ir būtent šitoj byloj buvo remtasi neteisėto praturtėjimo logika. Konfiskuota daugiau nei 500 000 eurų. Gal tu gali papasakoti, kaip iš esmės, kada gali būti taikomas turto konfiskavimas susijęs su tavo FNTT veikla? Tas civilinio turto konfiskavimo įstatymas tai yra ganėtinai šviežias dalykas, berods įsigaliojusi 2020 metų Liepos 1 dienos ir jis iš esmės atrišo rankas ne tik FNTT, bet ir kitoms teisėsaugos institucijoms, iš esmės konfiskuoti tą turtą, kuris buvo galimai įsigytas iš nusikalstamos veikos. Bet pati koncepcija yra ta, kad jeigu tu esi nuteistas arba tavo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas per pastaruosius 5 metus, kad ir nesėkmingas jis buvo teisėsaugos institucijos perspektyva atžvilgiu teisėsaugos institucijos, bet iš esmės, jeigu yra sąlygos, kad tu buvai nuteistas arba tavo atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas, bet teisėsaugai nepaėjo, kaip taip tariant, ir buvo nutrauktas tas tyrimas ir tu disponuoji turtu, kurio vertė yra daugiau nei 100 000 eurų, iš esmės tokiu atveju galima pradėti civilinio turto konfiskavimo procesą, tai iš esmės civilinio turto konfiskavimo procesą vykdantis tyrėjai, pas mus irgi yra atskiras padalinys, kurie tai daro pareigūnai. Jie iš esmės analizuoja, renka duomenis apie tave, apie tavo pajamas, kiek tu uždirbai, kiek tu išleidai ir ką tu galėjai turėti pagal savo gaunamas pajamas, ar tu galėjai ten turėti Ispanijoje namą. Vėlgi, tas turtas nebūtinai gali priklausyti tiesiogiai tau, jis gali būti perleistas tretiesiam asmenim, bet jeigu tu surinkai pakankamai duomenų, kad realus to turto valdytojas esi tu, o ne tavo gimnaičiai, draugai ar dar kažkas, ar ne kažkokia offshore įmonė, tai vėlgi tu inicijuoji tą procesą ir iš esmės tu tokią prezumpciją darai, kad tu šitos visus gėrius, šitą visą turtą galėjai gauti iš nusikalstamos veikos ir pati įstatymo koncepcija, kad tokiu atveju turi būti tas turtas konfiskuotas. Bet čia yra tam tikri saugikliai, ar ne? Tu turi būti ten susijęs jau su teisėsauga ir panašiai. O jeigu tai nėra žmogus susijęs? Jeigu tai nėra susijęs, tai vėlgi... Pavyzdžiui, Petras, ar ne, surinko duomenys apie Petrą, matau ten, kažkas nesueina, bet jis nėra, tai tiesiog paprastas eilinis pilietis, ne, be jokių nusikalstamų praeities šešėlių. Tada yra kiti institutai, neteisėtas praturtėjimas. Bet ar konfiskavimas gali būti vykdomas? Jeigu nustatoma, kad tu praturtėjai neteisėtai, taip. Tai, principas yra tas pats, konfiskuojamas visas turtas, kurį tu galimai įsigijai. O ko skiriasi tada nuo šio įstatymo, lyginant su neteisėtų praturtėjimu?
CTKI galbūt atriša rankas šioje vietoje, kad jeigu tu esi potencialus nusikaltėlis, tai yra tavo atžvilgiu buvo pradėti tyrimai, kurie susiję galimai su, negalimai su nusikalstamomis veikomis, iš kurių padarymą tu galėjai kažkokią naudą gauti, turtinę. Tai iš esmės preziumuojama, kad vėlgi, kad ta prasme, čia įrodinėjimo prasme teisėsauga yra lengvesnis būdas. Bet vėlgi dabar teismų praktika taip eina link to, kad vis dėlto reikia nustatyti ryšį tarp tavo to turimo turtų ir tavo padarytų nusikalstamų. Reikia įrodyti, bet kuriuo atveju. Jo, bet pati koncepcija buvo, kad tas įrodinėjimas galbūt neturėjo būti daromas, kadangi yra tos sąlygos. Tu esi nusikaltėlis ir tu turi turto. Ir tai tarsi yra prezumpcija, kad tu esi ir viskas. Kad tu esi ir kad tas turtas buvo gautas neteisėtai. Bet vėlgi, ta byla, kurią paminėjo čia 25 metų pradžioje. Taip, sausio mėnesio. Teismas jo tokį išdėstė mintį, kad vis dėlto ryšys turi būti. Tai vėlgi, teisėsaugai, darbo yra tą ryšį įrodyti. Aš žinodamas, kad yra tikriausiai sutiks trūkumas, ar ne, darbuotojų, nes nusikaltimų yra vis tiek skaičius nemažas. Ir jų mastas yra nemažas, ar ne, reikia resursų, kaip ir policijos pareigūnų yra trūkumas, nes vis tiek žmonių yra ganėtinai daug, o tų resursų, kurie gali suvaldyti kokybiškai ir laiku, kas yra labai svarbu, tai tikriausiai yra trūkumas, bet čia kita tema yra, gal paliesim kažkada tai vėliau. Sakoma iš tikrųjų, kad intuicija nelygų įrodymai. Čia vėlgi tęsiant ar ne šitą momentą, ką tu užsiminiai, kaip įprastai elgiesi tu arba kaip elgiesi FNTT šiuo atveju, kai vidinis balsas sako, kaltas žaltys, kaltas, bet įrodymų trūksta. Jo, čia sudėtinga situacija, bet kuriam... Čia tas, kur 50-50, ar ne? Jo, nes dažniausiai netgi pirminio vertinimo informacijos arba pirminėje tyrimo stadijoje tu vis tiek, tą vidinį įsitikinimą turi pagal visus surinktus duomenis ir tą tavo patirties bagažą turimą, kaip viskas vyksta. Tu dažniausiai išvilgi, ar tai tikrai yra nusikaltimas, ar kažkas čia nelabai nusikalstama pusė, bet šitoje vietoje pasitaiko situacijų, kai tu žinai, kad tai yra nusikaltimas ir įrodymų surinkti, kokybiškų ir pakankamai įrodymų surinkti yra be galo sunku, tai toje vietoje yra kartais būna visiškas toks desperado, bet vėlgi mes bandom brainstorminti ir stengiamės sugalvoti, kaip tos įrodymus, bent jau netiesioginius įrodymus surinkti, kurių galbūt pakaktų teisme įrodyti, kad tas asmuo ar ta grupė asmenų yra tikrai kalti. O kita vertus, vėlgi čia toks niuansas, kad tas mūsų kontingentas, jis iš esmės, nėra taip, kad jeigu tu esi finansinis nusikaltėlis ir tu tik vieną kartą esi finansinis nusikaltėlis. Yra tęstinumas. Yra tęstinumas šitoje vietoje ir vėlgi, jeigu mums nepavyko pričiupti tavęs pirmą kartą, tai viską, ką tu darėjai, tikrai mes saugom savo institucinėme, kaip sakant, hard drive ir jeigu tu dar kartą kažkur prafigūruosi, mes tada jau viską susiesit, viską sudėsim. Tikrai iš esmės yra būdų, kai vieną kartą nepavykus, antrą kartą tikrai gali dasikapstyti, grįžti prie tos grupės ir jau tikrai tada, žinant, kaip viskas buvo, tikrai numatyti prieki tam tikrus veiksmus. O čia, kaip sakant, tie veiksmai jau nėra viešo pobūdžio, tai apie juos galbūt nesiplėskime ir tų veiksmų pagalba surinkti tos pačius įrodymus. Tai vėl toks, kaip ir nusivylimas, bet kita vertus motyvuoja tai, kad tu turi įrankių ateityje galbūt surinkti tos įrodymus. Turi gal kažkokių įsimintiniausių atvejų arba sprendimų tokių atvejų? Dėl įrodymų rinkimo? Jo, kai tu žinai, kad konkrečiai tikrai yra kažkas, bet trūksta, negali, žinai, kaip tą patį kokie Escobarą. Lyg ir ten tikrai, ten matai, kad blogai. Bet jisai visuomenės arba bendruomenės akyse, jisai šventas, jis ten daug darbų gerų daro, jisai ten aukoja, ten taip toliau. Tai čia tas pats, atrodo geras, bet kitą ranką žiūri, kad... Jo. Aš konkretaus kažkokio atveju skirti galbūt negalėčiau, bet vėlgi sakau, turbūt šitoje vietoje yra apsišamavimas kantrybė ir laukimas, kada vis tiek kažkas bus padaryta, kas mums duos tą užsikabinimą surasti ir išknisti kažkokį vieną ar kitą įrodymą, kurio galbūt pakaktų teisme įrodyti kaltę. Tai šitoje vietoje, vėlgi, visą laiką reikia, kartais
reikia įsijausti ir į tos mens vaidmenį, analizuoti jo vidų, tą paveikslą nusipiešti, jo elgseno visus algoritmus ir studijuoti. Vėlgi tai yra mūsų darbas, mes kiekvieną kartą bandom įsigilinti į asmenybę. Ir kai tu kažkiek pažįsti tą asmenybę, gali kažkokias predikcijas daryti ateičiai, kokias klaidas tą asmenybę galėtų padaryti arba vienoje ar kitoje situacijoje, kaip galėtų elgtis tą asmenybę. Ir vadovaujantis tuo, tu gali parinkti tam tikrus metodus, kaip gauti vieną ar kitą įrodymą, duomenis, kurie galėtų būti reikšmingi tyrimui. Tai čia toks kompleksas visas. Bet vis tiek ir aš suprantu, dabar prototipuojat kiekvieną žmogaus portretą ir pagal tai vis tiek yra tam tikri šabloniniai portretai žmogaus, ar ne? Ir pagal tai bandot pritempti, ar jisai čia tinka ar netinka. Čia karinai kaip filmuose, ar ne? Tu bandai įsijausti, aš dabar esu toks ir toks, aš dabar įmonės ten koks nors direktorius, aš ten koks nors dar žmogus ir pagal tai, kaip aš mąstyčiau, jeigu būčiau tas žmogus. Taip, bet, ir tai padeda daug reikalų spręsti. Ne vien tik ta prasme, ką aš norėjau pasakyti, kad tu turi šiek tiek pagyventi su ta konkrečia asmenybė. Aš tą ir turiu mintį, tu biškiai turi pabūti tarsi mintyse, žinai. Tarsi mintyse, pastebėti jo elgseną. Ir iš esmės tu eldamasis, ta prasme, tu bandai, elgtis kaip jisai. Pradedi mąstyti realiai, jau tos pačios mintys išeina. Šitie dalykai, kas rodoma filmuose, tai jie yra iš esmės iš realių situacijų ir taip, teisėsaugoje tai yra daroma. Geras. Ir čia ne tik policija, bet žiūriu ir FNTT. Mes ta pati teisėsaugos institucija, tai vis tiek tai metodai, jie galbūt šiek tiek skiriasi, bet ta bendra koncepcija yra ta pati. Pagauti žuliką, tai iš esmės, jo. Aš dar tavęs paklausiu apie policiją ir visus kitus dalykus. Temedy. Profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Aliau, grįžtu prie kitos temos. Tendencijos karščiausios, rezonansiniai atvejai. Galbūt pameni, praeitais metais buvo tokia didžiausia, kad nors Lietuvos Latvijos bendra PVM grobstimo schema. Ten maždaug buvo gal apie 300 milijonų eurų žala padaryta. Ir kaip tau atrodo, kaip greitai sukčiai permeta srautus tarp valstybių? Nes vėlgi tu esi paminėjęs, kad Estija turėjo skandalų su visokiais schematiniais elementais, po to viską permetė į Lietuvą. Dabar Lietuvoje visas tas vyksta, nežinau, kiek tas pažabojama, bet kaip greitai sukčiai adaptuojasi? Gal pradėkime nuo to, kad man teko asmeniškai dalyvauti toje operacijoje. Jo, tai buvo didžiulė operacija. Kodinių pavadinimų Admiral. Rimtai? Čia yra vieša, Europolas tai labai, labai stipriai išpromautinės yra, kadangi žala buvo padaryta ES biudžetams, ES valstybių biudžetams didelė, apie 300 milijonų eurų. Ten pati esmė buvo PVM sukčiavimas, nes ten grupuotė asmenų per visą Europą turėjo didelę įmonių infrastruktūrą ir jie iš esmės elektroninį e-commerce, tai vadiname, ta prasme, iš esmės įmonėse, kurios prekiavo elektroninė erdvė, tai iš esmės e-shopai tai vadinami, jie prekiavo mobiliaisiais telefonais, kita įranga, kuri per visą Europą, Prancūzijoje, Vokietijoje, taip pačia Lietuvoje buvo parduodama, o gautas PVM-as tiesiog būdavo nesumokamas ir išvedamas į kitas jų valdomas įmonės, fintechus tai vadinamus ir skaidomas per visą Europą, įsigijamas prabangus turtas, namai, gryninami, tam tikra dalis pinigų buvo gryninama ir taip toliau ir panašiai. Tai buvo vienas tokių viena iš didesnių operacijų ir bet iš esmės čia gal, kaip čia pasakyti, nesigilinant į pinigų patį vaikščiojimą per bankus, bet į pačią esmę, kad elektroninė prekyba, ypač prasidėjus COVID-ui, stipriai išpopuliarėjo ir dabar jinai nemažina savo apsukų ir iš esmės viskas perėjo į tą vadinamą elektroninę skaitinę platformą ir žmonės įsigyja tos pačius telefonus, kitą įrangą būtent tokiu būdu. Kas labai patrauklų, nes ir kainos patrauklesnės ir taip toliau ir panašiai. Ir tiems PVM sukčiautojams tai yra labai gera niša, kadangi, kaip ir sakiau, taip nesigilinant į detalės, sukuriama labai tokia plati infrastruktūra, įmonių infrastruktūra per visą Europą, tas prekės perkamos vienoje įmonėje, važiuoja į kitą šalį, po to imituojamas tas važiavimas dar į trečią, ketvirtą šalį, taip darant grandinę ir klaidinant mokesčio administratorius dėl pardavimo ir PVM susigeneravimo.
Ir galiausiai ten viena ar kita įmonė jau pradeda pardavinėtis elektroninėje erdvėje ir žmonės, vėlgi, ta intencija yra, kad tu PVM nemokėsi, tu gali automatiškai rinkai pasiūlyti tikrai konkurencingesnę kainą negu, tarkim, sąžiningas pardavėjas, tai yra mažesnė kaina, pas tave automatiškai pardavimai bus labai dideli, nes tą patį iPhone tu gali ten pasiūlyti šūkius, ten, kaip pavyzdys 6-700, kai parduotuvės. Ir kažkas vis tiek pamatai, kad vis tiek, daug mažesnė kaina, tu nesupranti kodėl. Taip, iš esmės, bet tau kaip klientų, iš kliento perspektyvos. Man tai gerai, bet institucijos, kurios skanuoja tos dalykus, iš karto pamato. Iš esmės tai yra indikatorius, kad, kodėl taip pigiai, nerinkos kaina yra parsiduodama viena ar kita prekė. Gal mažesnė tiesiog? Tai pradė analizuoti, kur čia yra esmė, ar maža, ar sukčiavimai. Ar čia nemaža? Tai bet vėlgi, vykdant tą operaciją, mums pavyko areštuoti, pritaikyti laikiną nuosavybės teisės apribojimą prekių, kurių vertė yra apie 50 milijonų, tai pačiai elektronikos technikai. Bet jie realiai pardavinėdavo tas prekes. Tiesiog savindavosi PVM. Prekių PVM buvo realus, bet jie taip gudriai darydavo, kad, tarkim, kaip pavyzdys, ten kokiai nors Latvijoje registruota įmonė pasiprašo PVM kodo Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, nurodydama, kad Latvijos mokesčių administratorių nurodydama, kad jie vykdys veiklą ten. Latvijų mokesčių inspekcija, viskas gerai, o tada pradeda vykdyti veiklą būtent tose šalyse, nes, tarkim, jeigu yra e-commerce, tai, tarkim, aš užėjęs galiu ir iš Vokietijos kažkokio saito nusipirkti prekės, ar tas pats vokietis iš Lietuvos saito ir taip toliau. Bet esmė yra tame, kad jeigu aš esu vokietis, aš moku vokišką PVM. Taip. Tai jeigu aš esu prancūzas, aš moku prancūzišką PVM. Tai tų skirtingų šalių klientai, pirkėjai, pirkdami tas prekes, mokėdavo aš savo šalies PVM, kuris nusėsdavo būtent po šitos asmenys. Nes jie deklaruodami veiklą tose šalyse, tiesiog ten nieko nemokėdavo, po kelių mėnesių ta įmonė užsidarydavo, atsidarydavo nauja įmonė, kuri vėl siūlydavo tas pačias prekes. Tokių principų iš esmės, nes tie kaip čia pasakyti, tiek dingę prekeiviai tai vadinami, taip sakyti dabar lietuviškai įsireikšti, nesąžiningos įmonės, kurios naudojamos sukčiavimui, jos iš esmės gyvuoja labai trumpai. Prasuki vieną reikalą, tai tos statytinės. Tai iš esmės fiktyvios pastatomos tos įmonės. Arba ten tie tingia prekeiviai, gauna tą PVM kur nors išmeta į offshore ir viskas. Ir dažniausiai statytinis direktorius, koks nors ten asocialus asmuo, kaip taisyklė. Taip. Arba užsienio pilietis, kurį ten po to ieškok vėjo laukuse. Ir iš esmės tokių principų, nes PVM-as ne ten kelis metus. Gerai, o kaip tau atrodo, ar yra tikimybė ir kokia tikimybė atgauti kažkokią dalį iš tų pagrobtų pinigų? Ar jau tas 50 milijonų konfiskuotų turto vienetų jau ir yra kažkokia tai grąža? Tai yra dalis iš esmės to žalos, kuri ko gero tikėtina, kad bus konfiskuota, bet vėlgi Bet dar jinai dabar nėra konfiskuota? Ne, dabar vyksta ikiteisminis tyrimas. Areštuota? Jinai dabar yra tiesiog užfryzinta, areštuota, laikinas nuosavybės teisės apribojimas, jeigu taip teisiškai kalbant. O kitas dalykas, vėlgi ten 5,5 milijono bankų sąskaitose irgi pavyko užšaldyti tas sąskaitas, kurios buvo valdomos šitų asmenų. Ten įvairūs prabangūs sportiniai automobiliai, nekilnojamas turtas, ten ta suma nėra labai maža, ką pavyko teisėsaugai užfryzinti ir jinai galbūt bus kaip ir tas atlyginimo objektas. Bent jau tuo natūrinio ar nebūdu. Bet kita vertus, vėlgi, ikiteisminio tyrimo metu, teisminio proceso metu vėlgi bus žiūrima, ką galima išieškoti iš tų asmenų. Tai čia, tai aišku, jūs norite pasakyti, eisit, jeigu trūks kažkokių, aišku, kad trūks, nes suma yra tikrai didelė, 300 milijonų. Eisit už asmeninių lėšų pasiėmimą. Ta prasme, eisit, bandysit asmeniškai išsiieškoti žmonių. Taip, iš tų vadovų. Ikiteisminio tyrimo metu iš esmės tokiuose bylose bet kokiu atveju vykdoma ir turto paieška, jinai vykdoma kiekvieną dieną iš esmės siekiant rasti užslėptą turtą, nes vis tiek, jeigu tu padarai tokią žalą, dalis to žalos galimai kompensavimui yra rasta
Nes ant įmonės dažnai būna, ar ne? O vis tiek kažkur turi būti kažkokių slėptų pinigų, kurių galbūt nepavyko per ikiteisinį tyrimą nustatyti. Tai vėlgi, ta turto paieška, jinai paraleliai su ikiteisiniu tyrimu vyksta visą laiką. Ir, tokiuose tyrimuose visą laiką yra turto paieška vykdoma ir siekiant, patenkinti tą civilinį ieškinį, užtikrinti civilinį ieškinio įvykdymą, nes vėlgi mokesčių administratoriai tikrai reikšta civilinį ieškinį, kadangi biudžetam padaryta milžiniška žala. Alio, kaip tu manai, ko trūksta, kad jum tikriausiai, ar ne, arba kažkokia infrastruktūrai tyrimų, ko trūksta, kad nesikartotų tokie dalykai, tos karuselės tokios kas kelis metus? Čia vėlgi toks kompleksas priemonių, bet vėlgi, reikia ir tai atsižvelgti, kad vis tiek ta rinkos tendencija keičiasi, tarkim, kažkada buvo viena, dabar kita, kai ir minėjau prieš tai apie tą e-commerce prekybą. Bendradarbiavimas jis yra stiprinamas tarp šalių, nes vis tiek čia yra toks cross-border nusikaltimas, kadangi PVM-as, tas missing trader intra-community fraud, dingusio prekeivio sukčiavimo schemos, jos yra tarptautinio pobūdžio ir tas komunikavimas tarp mokesčių administratorių ir teisėsaugos institucijų, jis turi būti toks on daily basis, kiekvieną dieną tu turi gauti informaciją, neturi vėluoti ir taip toliau, tada tas kokybės momentas atsiranda. Ir kitas dalykas teisinis reguliavimas, vėlgi, atvirkštinio apmokestinimo PVM principai, tarkim, pas mus anksčiau buvo irgi labai stipri tendencija mobiliųjų telefonų prekyboje sukčiauti, grobstyti PVM. Pakeitus įstatyminę bazę, tai yra pritaikius atvirkštinį PVM apmokestinimą, kad tai reiškia, kad pirkėjas neturi pardavėjų sumokėti PVM, o pirkėjas turi PVM sumokėti tiesiai valstybė. Čia turiu omeny. Jie realiai tai kaip čia mintise užskaitomi yra dokumentuose. Užskaitos yra ir tu neturi tą PVM sumokėti tam, kas tau pardavė prekes, tam tariamam sukčiui. Nes tas tariamas sukčius paėmės tą PVM, jis tą PVM dar per eilę grandinių praleidžia ir kažkur išplauna. Tai šituo atveju tas reversinis apmokestinimas jis ženkliai sumažino. Paprastas sprendimas, ar ne? Vienas iš sprendimų. Bet vėlgi, tų būdų atsiranda naujų ir naujų, nesakau, kai aš atėjau, buvo viena tendencija, dabar yra, visiškai kitos tendencijos ir bendradarbiavimas ir įstatymų tobulinimas čia yra tokie pagrindiniai momentai, kur galima šiek tiek sumažinti būtent tą PVM grobstimą. Prisiminus Stepukonio atvejį, klausimas, kas šiuo metu yra FNTT didesnis prioritetas? Ar tų baltų apykaklių, vadinamų ar ne, žmonių, kurių yra mažiau atvejų? Ar tų paprastesnių žmonių atvejų, kurių yra mastas didesnis? FNTT vėlgi turbūt pirmas dalykas vykdinama prevencija, stengiasi, kad tokių dalykų nepasikartotų, vėlgi tobulindami tą patį pinigų plovimo prevencijos mechanizmą. Kitas dalykas, taip, pas mus tarnyboje yra prioritetai, ką mes esame orientuoti, nes vėlgi turbūt visų nusikaltimų mes neištirsime. Vėlgi didžiausia žala valstybės finansų sistemai darantis asmenys, jie pas mus yra, prioritetas. Tas pats mokestinis sukčiavimas, mokesčių grobstymas taip pat yra prioritetas, nes tai yra mūsų, kaip čia pasakyti, valstybės mūsų pinigai, taip. Mūsų pinigai, iš kurių iš esmės laikosi valstybė. Taip. Ir kitas dalykas, finansų sektoriaus priežiūra, kad finansų sektorius nebūtų išnaudojamas pinigų plovimui ir skaidriai vykdytų savo veiklą. Tai aš negaliu pasakyti, kad, kažkokiems konkretiems, baltų apykaklių, tai vadinamiems... Tiesiog jie, tokie neliečiamieji būna dažnai. Jeigu jie yra mūsų akiratyje, jie tikrai... Jie kažkada tampa jūsų akiratyje, nes pradžiai jie būna tiesiog, iki kol pradeda kažką veikti. Kol mes, jeigu mes pradedam matyti, kad jie kažką negero daro, tai jie tikrai yra mūsų akiratyje, ir tikrai stengiamės neutralizuoti tokius žmonės, jeigu jau, turim tų duomenų, tai tikrai nelaukiam. Bet vėlgi kartais, ar tie paprasti žmonės, kaip čia pasakyti, netokie... Prasuka irgi reikalų įdomių. Netokie atrodo visuomenį žinomi, bet jie prasuka kartais daugiau reikalų negu tie, kurie yra labiau žinomi.
Tai iš esmės į stambes nusikalstamas veikas, kur yra daroma didelė žala, tai mes tikrai orientuoti esame ir nepraleidžiam tokių dalykų. Bet logiškai, iš tikrųjų, geriau mažesnis kiekis, bet ten, kur yra didesnė žala daroma, negu ten kapstytis prie ten smulkmenų. Ta prasme, tų nusikaltimų mažesnių jų tikrai pasitaiko. Nes jų ir didesnis kiekis, tai neturim tų resursų, aš suprantu. Jo, reikia atsižvelgti resursus į apskritai potencialą visą tarnybos ir apskritai atsižvelgti į ar tai yra, kaip čia pasakyti, ar bus efektyvu, ar bus pasiekta kažkokia nauda ir taip toliau. Žinau. Dirbtinis intelektas, pasitelktumėt ir jum atstotų ten 100 darbuotojų, kurie gal tikimybės vertintų, žinai, tas atvejis, tas žmogus, ten jo situacija, jo ten tas profilis ir gal jisai greit išanalizuoja, tada statistinį kažkokį tais, skaičių. 50% tikimybė, 20%, 90% ir iš karto tada tie resursai žmogiškieji jau gali eiti konkrečiai prie to statistinio žmogaus, kuris tikėtinai daugiau gali turėti problemų. Ne, tokie įrankiai po truputį mūsų tarnyboje taip pat yra naudojami, tai vėlgi tam tikros mūsų analizės, informacijos vertinimas yra, tokiems dalykams yra pasitelkiamos tokios inovatyvos technologijos, tas pats dirbtinis intelektas, tai tas ateina po truputį ir tikrai lengvina darbą. Tai ateityje žiūrėsim, kaip bus, bet tikiuosi, jisai mūsų visiškai nepakeis. Kažkam reikės įsteigti. Vakar vieną video sužiūrėjau, biškinį temą, bet sužiūrėjau video, kur robotukas kloja plyteles. Jisai važiuoja, jisai toks kaip ant vikšrinis principas, jisai važiuoja ir tuo pačiu jisai iš karto lieja cementą ir ranka uždeda didžiulę, ten gal pusmetrio plytelę, prispaudžia, su lazeriu nuskanuoja ir toliau jis važiuoja ir jisai taip ten visą didžiulį plotą iškloja. Tai nereikia jau to žmogaus rankos prisidėjimo, viską. Nežinau, ant kiek jūsų sritis yra pakeičiama, bet vis tiek tikriausiai yra tas žmogiškasis momentas, kurį negalės pakeisti dirbtinis intelektas. Kažkokią darbų dalį tikrai perims dirbtinis intelektas, bet bent jau tą analitinę statistinę vertinamąją kažkokią. Tas žmogiškasis resursas jis turės būti, aš taip įsivaizduoju. Aš šiuo metu neįsivaizduoju, kaip robotai arba kažkokios platformos nuo A iki Z padaro visą tyrimą, atiduoda teismą ir teisme tas pats robotas sėdi ir vertina visą tai. Bet tada kam vertinti, jeigu jau, ta prasme, įvertino robotas pirmoji, prasme, iki teisminio tyrimo metu įvertino, kad tai yra padarytas nusikaltimas, jis kaltas, tai kam tada tas teismas, viskas tada. Teismo sprendimų įprasminti. Įprasminti nebent, bet vėlgi, čia aišku, čia tokie jau utopiniai dalykai, bet ateityje tikrai dirbtinis intelektas bus. Gerai, Aliau, tu buvai užsiminęs apie, galbūt ne iš tos pusės, bet tai yra inside žmogus, vidinis žmogus, infiltruotas. Aš tikiu, kad ir FNTT turi tokių žmonių, kurie dirba tam tikrose schemose po priedangą. Turit? Čia toks klausimas, žinokit. Man vardų pavardžių nereikia, žinai. Iš esmės šita koncepcija galbūt labiau yra taikoma policijos atliekamuose tyrimuose. O FNTT? FNTT kars nuo karto irgi tokius metodus naudoja, iš esmės, bet vėlgi kartais būna, kad tau tiesiog tas pats verslininkas, matydamas nesąžiningą konkurenciją, tarkim, tam pačiam sektoriui verslo matydamas nesąžiningą konkurenciją ir žinodamas tam tikrus niuansus, kad paraleliai vykstantis verslas, kuris valdomas kito asmens, yra nešvarus, jisai ateina pas mus ir sako, ką žino, galų gale po to, kas sužino papildomai, sako, ar čia yra tas inside man, tai galima sakyti, kad ir taip. Jeigu jisai turi susitarimą su jumis kažkokį? Taip, nes yra tam tikri jau teisiniai dalykai, kur yra tie slaptieji bendradarbiai, slaptosios operacijos ir teisėsaugos institucijų užduotis atlikti vieną ar kitą veiksmą. Tai čia yra toks jau daugiau, kaip čia pasakyti, undercover reikalas ir jis yra visiškai neviešas. Bet būna tokių atvejų, kad tai mums padeda žmonės, kurie yra tų institucijų, organizacijų, įmonių viduje. Kokios jų galių ribos? Plačios ar labai ribotos? Sunku taip vertinti, kiek jie gali. Aišku,
jeigu tai yra sankcionuoti veiksmai, tai jie gali tam tikrus veiksmus ir atlikti. Jeigu tai yra tiesiog kažkoks informacijos sužinojimas ir atnešimas, tai vėlgi, iš esmės, priklauso nuo situacijos, iš esmės, nes ne visą laiką ir tas inside manas gali viską turėti ir žinoti ir prieiti prie kiekvieno taško, seifo. Jo tikslas yra išsiaiškinti. Jo, bet jeigu tai yra, kaip čia pasakyti, suplanuoti, sankcionuoti veiksmai, tai vėlgi tu mastai, kaip tai padaryti, o jisai yra kaip įrankis tą padaryti, kadangi jis gali prieiti prie ten. Gerai, o dar vadinami žmonės kurmiai, ne? Vienai pusėje jisai gali būti kurmis, bet kitai pusėje jis tuo pačiu yra jums, ne? Jisai yra informatorius, tai žmogus, kuris duoda informaciją ir padeda išslaptinti tam tikrus nusikalstamus veiklas. Ar turėtų tokių atvejų ir galbūt kažkuo skiriasi tokie atvejai arba tokios bylos nuo kitų bylų? Vėlgi, tokių atvejų yra buvę, bet dėl skirtumų, vėlgi kokybė iki teisminio tyrimo pagerė, kadangi tu kartais žinai prisais, kur eiti, kur besti pirštai, kokį tašą, kadangi tas kurmis tavo yra pasakęs. Žiūrėkit ten, nes ten tikrai bus. Tai su tokia informacija, aišku, palengvėja tyrimai čia. Ta prasme, vieša paslaptis, kad tu, kai neturi to žmogaus kurmio, kuris tau neštų informaciją apie tam tikras tikslės detalės, kurių galbūt tu taip sunkiai labai sužinotum tas detalės, tai vėlgi. Tai yra, kaip čia pasakyti, jeigu kiekvienam tyrimė tai būtų, tai tikrai įrodymų prasme tai būtų daug kokybiškesni tyrimai. O kas sunkiau yra apsaugoti tokį žmogų, tą informatorių, ar apsaugoti, ar infiltruoti? Abu atvejai tokie, kaip čia pasakyti, tolygus, nes infiltruoti irgi sudėtingas dalykas. Turbūt esame matę daug filmų apie tokius dvigubus agentus, slaptus bendradarbius. Trigubus netgi agentus. Tai vėlgi, tas verbavimas yra labai sunkus dalykas, bet čia vėlgi yra atskira tema, kurią galbūt nesigilinkim. Bet ir apsaugoti tuo pačiu, prasme, sudėlioti visą bylą taip, kad joje nesimatytų jo pėdsako. Kad jis, prasme, visiškai nefigūruotų, kad tas, kurį tu turi, neįtartų, kad būtent ta informacija galėjo iškeliauti per tą kurmį, per tą vidinį, kurio galbūt pasitikimo buvo ten to įmonė, įstaiga, organizacija. Tai vėlgi, tai yra toks kompleksas dalykų ir reikia labai, labai, labai gerai viską strateguoti, kelis žingsnius, netgi ne kelis, o 50 į priekį numatyti, kas galėtų būti, tas predikcijas išsikelti. Sudėtingi dalykai abu, jeigu taip apibendrinant. Aš galvoju vis apie tos infiltruotų žmonės, tai yra sudėtingi atvejai. Vieną iš filmų mes galime suprasti, ar ne? Ir jie tikrai ne kiekvienoje byloje daromi. Tikrai, aš manau, kur yra tikrai rezonansiniai sprendimai, arba kur didelės sumos, kur yra galbūt dideli nusikaltimai, aš tais atvejais manau, ne? Jo, iš esmės tai yra toks išskirtinis dalykas, jis nėra kasdienybė. Koks gudriausias triukas tave yra kada nors nustebinęs, arba galbūt kvailiausia klaida, kurią teko pačiam žinoti kažkokiam konkrečiam tyrime? Kvailiausia klaida, kad... Būna, žinai, kaip iš tikrųjų tu supranti, kaip jis galėjo nedasigalvoti iki tokio dalyko. Ne, tarsi elementarus pavyzdys, labai kvaila klaida, kai laikai savo visus nešvarius pinigus kešų vienoje vietoje. Ir į tą vietą važinėjai, čia kaip pavyzdys, kažkur atrodo slaptoj vietoje, kažkur ten tau priklausančiame apleistame pastate, nusileidus į apačią, kur ten yra kažkoks seifas ir tu ten važinėjai į savaitę po 2-3 kartus. Tai, manau, kad tai yra labai kvaila, nes tikimybė, kad tokie pinigai bus rasti, yra nemaža. Tai pasitaiko tokių klaidų. Ir vėlgi kartais tas klaidos tokios būna žmogiškos, kai tie patys nusikaltėliai atsipalaiduoja, pradeda, nesisaugoti, tada mums tampa dar lengviau tą informaciją, kaip čia pasakyti, surinkti tos įrodymus, kad jie vykdo vieną ar kitą nusikalstamą veiką. O kalbant apie tos smart sprendimus, tai vėlgi dabar technologijų amžiuje gudrus nusikaltėliai laikosi konspiracijos ir labai didelės konspiracijos ir kiekvieną savo žingsnį pamatuodami, naudodamėsi būtent tom technologijom, visiškai užmaskuoja bet kokią priklausomybę, netgi kartais tam daromam nusikaltimui. Atitolinę save nuo tos grupuotės, kurį valdoma realiai to paties nusikaltėlio ir iš esmės su tokiais yra sunkiau dirbti. Tai yra vienas iš sprendimų atsitraukti nuo tos savo struktūros ir tada tarsi
Valdyti per statytinius, per trečiuosius asmenis valdyti. O pats gali tada atitinkamus savo reikalus tvarkyti. Jo, pats tvarkaisi savo. Aišku, tavo reikalų tvarkymas yra strategijos kūrimas, kaip vykdyti tą nusikalstamą veiką, bet tuo pačiu tu turi ir apsaugodamas save galvoti, kad kaip savęs, kad neliktų sąsajų tarp to, ką tu darai ir tavęs. Kad, ta prasme, jeigu jos čiups, tai čiups jos, o aš kažkur savo milijonus paslėpęs, tu laikysiu. Čia protingas, aišku, žiūrint strategiškai iš nusikaltėlių perspektyvos, protingas sprendimas. Taip. Aš norėčiau tavęs paklausti, kaip tavo karjera iš esmės prasidėjo. Kodėl FNTT, o kodėl ne policija, ne kariuomenė, ne gaisrininkai, ne saugos kokios tarnybos, kodėl būtent FNTT? Na, taip jau gavosi, kad baigęs mokslus iš esmės. Teisė, po to baudžiamą teisę magistrė. Aš pradėjau savo karjerą teisėsaugoje policijoje, būtent teisėsaugoje. Tai tu visgi buvai policijoje? Jo, aš tam tikrą laiką buvau policijoje, bet na, kaip jau pasakyti, noras buvo kažką pakeisti, nes, na, pradžioje buvo įdomu, nes policija irgi, romantikos ten nemažai. Bet kas liečia nusikaltimų tyrimą, tie patys plėšimai, vagystės, sukčiavimai, ne finansinio pobūdžio, bet sukčiavimai. Ir tai buvo vieno pobūdžio nusikaltimai, tokie apčiuopiami, paliečiami nusikaltimai, kuriuos tu galėjai pajausti čia ir dabar, matydamas auką arba matydamas ten išdaužtą vitriną ir ten pavogtus pabrangius laikrodžius. Bet kažkaip po to pradėjau domėtis karjeros pokyčiais ir tai visai netyčia pamačiau skelbimą į atranką finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Ir pamatėjai save iš karto tenais? Aš ta prasme, savęs gal ne 100% ten mačiau, bet man pasidarė smalsu ir įdomu. Ir aš nuėjau į tą atranką. Be abejo, aš ruošiausi atrankai. Man pavyko laimėti tą atranką. Tapau FNTT tyrėjų pradžioje. Tai pradžioje buvo labai sunku, nes patekau visiškai kitą pasaulį, kur visiškai kitos taisyklės, kur neaišku, kas tas nusikaltimas, kaip įtirti ir taip, pradžiai buvo nejauku, reikėjo persilaužimo, gal kokį pusmetį, taip gerai pastudijuoti, ką veikia tarnyba ir kaip apskritai tirti tokius nusikaltimus, bet su metais patirtis, kompetencijos augo ir dabar iš esmės manau, kad tai buvo labai labai geras sprendimas. Tu jautiesi gerai šiuose rūbose, ne? Jo, šiai dienai galiu tai pasakyti, kad aš tikrai jaučiuosi ir taip per tą karjeros kelią FNTT man teko ir tyrėjų, ir žvalgų, ir vadovų, ir, pabūti keliose amplua ir mane visi patiko ir dabartinis mano, kaip čia pasakyti, tas vaidmuo man visiškai imponuoja ir iš esmės taip. Labai viskas gerai. Aš džiaugiuosi. O dirbant tokį darbą, aš manau, kad tikrai palieka pėdsaką ir asmenybėje. Kaip pasikeitė tavo požiūris į žmonės dirbant tokį darbą? Nes lyg ir viena akim, žinai, artimą žmogų arba draugą, pažįstamą, lyg ir ištiesi leteną bendrauti, bet kita akim galvoji, analizuoji. Ar yra tas momentas, kad tu dviem akim į skirtingas pusės žiūri, ar pakeitė požiūrį į žmonės būtent FNTT darbas? Be abejo, profesinis tas, ta prasme, profesinis šleifas, jisai vienaip ar kitaip atsismynė asmeninėme gyvenime, čia turbūt nebūtinai turi būti teisėsaugininkas, ar gali būti, ir kitos srities atstovas, profesijos atstovas, bet jo, iš esmės, tu į tam tikrus dalykus jo kartais žiūri įtartiniau, tu į tam tikrus dalykus kartais žiūri per analizės prizmę, kad gal čia kažkas negerai, bet klausai girdi kažkokį sandorį arba skaitai apie kažkokius ten korporacijų susijungimus ir pradedi iš karto tyrinėti, kam to reikia. Gal čia kažkoks užslėptas yra reikalas. Bet, ta prasme, sveikai, proto ribose, nes aš stengiuosi, kad tas asmeninis gyvenimas labai stipriai nuo darbo nebūtų įtakojamas, bet vėlgi pasitaiko, kad tas darbas šiek tiek perina ir asmeninį gyvenimą. Tai čia aš manau, kad vis tiek tavo draugai, pažįstami giminaičiai, vis tiek visi žino, kur tu dirbi, tai jau ir nekalba prie tavęs apie sandorius tikriausiai. Tiesiog ten tiesiog joko forma viskas vyksta ir ten tikrai viskas padoriai sveika, kitaip tariant, jo, ten nėra kažkokio tokio labai jau mano profesinio to tokio žvilgsnio rimto į tos reikalus. Mes iš tikrųjų artėjom jau prie pabaigos.
Ir galvoju, kaip čia suformuoti tos tokius, žinai, kertinius klausimus. Turiu dar apie dirbtinį intelektą, norėčiau pasiklausti, galvoju, gal skirsim laiko, ar ne, galėtum pakomentuoti. Buvai užsiminęs prieš tai apie dirbtinį intelektą, mes buvom vieną momentą užsidiskutavę, bet ar leistum tokiam atvejui dirbtinį intelektą panaudoti, kai dirbtinis intelektas galėtų vėlgi tas tikimybės statistinės, ar ne, procentuotės išvesti ir iš karto tau paduoti. Ar tu, būdamas FNTT, vienas iš vadovų, pasikliautum? Kaip ir minėjau, tam tikrą dalį darbų jau dabar atlieka dirbtinis intelektas, kas liečia analizės, duomenų apdorojimą. Bet dar tik lengvai aš spėjau. Kartais, to dirbtinio intelekto pagalba gauti duomenys yra labai reikšmingi, tai iš esmės mes bandom taikyti, dažnai tą dirbtinį intelektą, bet kad nuo A iki Z ištirtų bylą, tai aš dar taip neįsivaizduoju. Čia reikia dar pažengti biškutį, tikriausiai. Reikia pažengti, bet vėlgi, tam tikras tikimybės, tarkim, pas mus pinigų plovimo prevencijos valdyba turi irgi tokią kaip ir platformą, kuri irgi dirbtinio intelekto pagrindu veikia, nes, kaip žinia, mūsų tarnyba turi priimti ir išanalizuoti iš finansų įstaigų gaunamą informaciją apie įtartinas piniginės operacijas. O tos informacijos be galo daug, ten šimtai per dieną ateina. O resursų apdorota informacija, patys supranta, turbūt neužtektų, jeigu toks kiekis eina. Tai tam tikrą dalį apdoroja būtent dirbtinis intelektas ir jis išmeta tas red flagus, tai vadinamus, kad žmogaus žiūrėk, čia jau reikia giliau pažiūrėti, aš čia matau grėsmių, kadangi sutapimai čia. Tada pasiima konkretus žmogus tą jau apdorotą informaciją ir jau savo įžvalgas daro. Tai teoriniam lygmenį taip, tai daroma ir turbūt technologijom žengiant į priekį, tai bus daroma dar labiau ir intensyviau. Bet sprendimą turi priimti žmogus. Ok. O jeigu pratęsiant apie skaitmeninius pinigus, gerai, skaitmeninis euras, centrinio banko, skaitmeninė valiuta, ar tai yra labiau tu išvelgi kaip grėsmė, dar viena, ar visgi tai yra kaip didelė nauja potenciali priemonė atsvara griniesiems pinigams? Nes tada iš esmės, jeigu mes turėtume skaitmeninį eurą, jau yra apie tai dirbama šitas klausimas, bet jeigu mes turėtume skaitmeninį eurą, tai dingsta tarpininkas, tai yra bankas. Ir žmonės tarpusėje gali paprastai atsiskaitinėti skaitmeninę valiutą, skaitmeninių eurų. Ar tai yra grėsmė, ar visgi tu išvelgtum kaip tiesiog paprastesnė galimybė grinų atsvarai? Čia vėlgi dvi medalio pusės. Vienas dalykas paprastesnė galimybė atsiskaityti, galbūt nereikia mokėti komisinių mokesčių bankų ir taip toliau. Bet iš tos, prevencinės pusės žiūrint, iš tos grėsmių pusės žiūrint, tai be abejo, papildomas darbas ir papildomų saugiklių įdiegimas visai sistemai, kad tie patys kibernetiniai įsilaužimai nevyktų, kad tas pats srautas informacijos neapkrautų teisėsaugos institucijų, nes iš esmės tai yra jau dabar tų alternatyvių valiutų, kaip ką mes ir pradžioje kalbėjom, kriptovaliutos, tai jų yra ir dabar tų alternatyvių atsiskaitimo būdų, kur gali žmogus žmogui sumokėti ir nereikia jokio banko. Tai vėlgi čia aš manau, kad kontrolės mechanizmas turėtų, net neįsivaizduoju. Aš galvoju, kad taip esant, darbo teisėsaugai padaugėtų, nes tų operacijų ir kontroliuojamų ir nekontroliuojamų būtų labai daug. Dėl įsilaužimo kibernetinio jis ir dabar vyksta, ir dabar į fintechus įsilaužia, išveda tos pinigus ar kriptovaliutą, ir esant tam skaitiniam eurų irgi ta tikimybė tikrai nemažėtų, galbūt didėtų. Tai šitoje vietoje toks dviprasmiškumas. Iš vienos pusės gerai, patogu, bet iš kitos pusės prevencinė prasme tai būtų sudėtinga, bent jau priežiūros institucijams ir tom pačiom teisėsaugos institucijom, kurio būtų identifikuoti kažkokie konkretus atvejai apie sukčiavimus, įsilaužimus ir taip toliau. Ar FNTT galėtų, jeigu galėtų, turėti savo tokį, vadinkim, pinigų plovimo prevencijos startuolį? Kaip tu manai, kokią problemą tas startuolis galėtų spręsti? Realiai, kokią problemą galėtų spręsti? Turbūt tą patį duomenų apdorojimą. Data.
data, big data. Jo, iš esmės big data apdarojama, kuris jau kažkokius guidelines duotų, kur reikėtų nukreipti savo resursus, pajėgumus, potencialą, tai šitoje vietoje jo. Tas dirbtinis intelektas, aš bent jau savo poziciją, ta prasme, išreikšdamas, galvoju, kad šiuo metu jis mums iš esmės yra naudingiausias būtent duomenų apdarojami. O tai realu turėti valstybėje tokį savo startuolį? Nežinau, reikia siūlyti tokias idėjas. Bet kaip tu galvoji, vis tiek tu kotiruoji toj valstybinio sektoriaus ekosistemoje, vis tiek tu manai, tikimybė yra tokia, galbūt kažkur kažkas užsimynęs yra, galbūt kažkur kažkas idėjų tokių pateikęs, bet tai finansų nėra, tai dar kažkas. Ar tai yra tokia visiška utopija ir tikrai ne Lietuvai, ne valstybiniam sektoriui ir tabu? Apie kažkokio startuolio kūrimą man neteko, taksime, tokių vizijų ir minčių. Arba priimti, vadinkim, galbūt, atsirastų kažkoks startuolis dirbantis tame sektoriuje ir kaip privačiam sektoriuje yra perperkamas, tai čia iš kažkokių principų vyktų valstybės, nacionalizavimas ar kaip čia vyktų. Ne, bet iš kitos pusės, tų įrankių, dirbtinio intelekto įrankių, mes, ta prasme, jas galime įsigyti ir iš privataus sektoriaus. Tai kas ir daroma, ta pati blockchain technologija, chain analizės technologija, tas vadinamas reaktorius, kuris pas mus yra iš esmės įdėktas, mes įsigijome iš privačių asmenų, iš įmonės. Tai iš esmės, ar valstybei verta tą startuolį turėti kaip valstybė ir kurti tą technologiją būtent, nežinau, bet turbūt pasaulinė tokia koncepcija, kad paprasčiau įsigyti kažkokią paslaugą iš privataus verslo. Paprasčiau ir pigiau? Ta pati NASA perka technologijas iš Masko. Kur anksčiau pati kūrė tos Space Shuttle'us, leido į Mėnulį pati ir jokio ten nebuvo privataus sektoriaus šešėlio ir, ta prasme, nei kiek. O dabar iš esmės technologijos perkamos iš privačių asmenų. Tai šitoje vietoje, reikia skaičiuoti turbūt kaštus ar apsimoka. Gerai, mes iš tikrųjų jau artėjom prie pabaigos, tai aš turiu tokią blitz klausimų, kur paprastai greitai atsakom ir judam toliau. Vienas įstatymo punktas, kurį nedėlsiant pakeistum, kad popierinės įmonės, nepasprūktų. Manau, kad šitoje vietoje, jeigu yra popierinė įmonė, jeigu yra įsteigta ir nevykdo veiklos, mėnesį tokią įmonę iš karto likviduoti. Nes tos tokios, kaip vadinamas, paprastuoju to pagreitintų būdu, ar ne? Lentynos įmonės, kur įkūriamos ir jos ten... Nei pelno neša, nei apyvartos nieko. Jos tiesiog guli lentynoje, pakol nenusipirko ten kažkoks fraudsteris ir nepradėjęs naudoti. Tai tokiu atveju irgi būna. Jeigu įmonė nevykdo veiklos, jie iškart likviduojami. Kripto ICO detektyvas. Tai yra ta zona, kur galima savo kažkokį tai skaitmeninį turtą išnešti į visuomenį paduoti ir žmonės tada gali tiesiog, kaip crowdsourcingas panašiai, ar ne? Ir tada jie investuoja, bet tuo pačiu tai yra didelė rizika, ar ne? Nes taip galima plauti pinigus. Kaip tu manai, ar tai yra didelė, vis dar neapšviesta kriptozona Lietuvoje? Taip. Pasaulyje tai aš tikiu, kad taip, bet Lietuvoje. Pasauliniam lygmenį ir Lietuvoje, nes tai ICO sukčiavimų yra be galo daug, kai tiesiog imituojami kažkokie projektai, siūloma investuoti pinigais ar kita kriptovaliuta į ten vieno ar kito ten tokeno įsigijimo, o po to tie pinigai tiesiog atsiduria tų asmenų rankose, o tas projektas neįvyksta. Tai iš esmės čia, neina nei kažkokį konkretų pavyzdį, bet pasaulyje yra labai daug tokių atvejų. Tas investicinis sukčiavimas, tai vadinamas, arba ten investuoti kažkokias ten naujai kuriamas kriptovaliutas, sumerti savo pinigus, nes tos kriptovaliutos vos ne ateityje turės aukštesnę kainą nei bitkoinas ir bandykit, rizikuokit, bet vėlgi čia ta rizika turėtų kiekvienas ant savęs prisimti, nes kai kam gali paeiti, kai kam ne. Atsiskaitimas grinaisiais pinigais turi Lietuvoje lubas, ar ne? Tai yra 3000 eurų. Kaip tu manai, tai yra labiau veiksminga ar labiau kosmetiškas sprendimas? Iš dalies veiksminga, bet visiškai šešėlio nugalėti nepavyks šitą priemonės dėl to, kad apeiti tikrai yra labai daug priemonių, metodų ir būdų.
atsiskaitimą. Jeigu perkiau automobilį ten už 100 000 ar ne, nu, tai tas 3 000, tai toks, žinai, lašas jūroje. Taip, bet tu gali imituoti, kad tu perki automobilį už 50 000, nors jo vertė 100 000, 50 000 atiduoti į rankas kešo 50 000 pavedimų ir tu atsiskaitęs būsi. Nu jo, tai tas nieko nesprendžia tikriausiai. Turbūt taip. Okay. Vienas mitas iš kino filmų apie FNTT srities, FNTT ir jeigu pasaulyje žiūrėti, tikriausiai alternatyvos yra įstaigos, būtent kažkas tai, kas prajuokina tave, žiūri filmą ir galvoja, ne, nu, taip, Lietuvoje tai, nu, FNTT taip nebūna kaip filmuose. Mitas. Ja, tų filmų yra nemažai, su to pačiu Pablo Escobaro filmai, kurie man iš esmės, na... Bet jisai primena senus laikus, 90-ieji, žinai. Jo. Nu, iš esmės ten tokios kaip pusiau realios situacijos. Taip. Bet aš esu matęs tokį Ozarkas filmą ir... O, žinau, serialas. Jo, ten yra jo. Geras. Ten yra TV show. Ir iš esmės man ten, nu, toks, kaip čia pasakyti, šypsana keliantis dalykas yra tai, kad ten per vieną seriją vos neištyrė visą bylą, kaip ten buvo kas legalizuota, kaip išplauti pinigai ir taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės, nu, realiam gyvenime tai neįmanoma. Bent jau ne Lietuvoje. Manau, kad ir užsienį. Ar ne? Nes, na, jeigu yra, kaip čia pasakyti, cross-border kažkokie reikalai, tai, na, tikrai ne savaitę, ne 2 ir ne mėnesis ištirti tokį nusikaltimą. Nebent viskas yra online sekama, stebima ir visų šalių teisėsaugos laukia momento, kada pulčiūpti ir visus sulaikyti. Ir būna, bet na, retai. Viena kompetencija, kurią 2030 metų FNTT pareigūnas privalės turėti labiau nei šiandien. Aš manau, kad šitoje vietoje pareigūnas turės būti labiau įsigilinęs į informacinės technologijas, labiau turėtų mokėti, bent jau nuo 5 metų perspektyvų labiau turėtų mokėti tą patį dirbtinį intelektą išnaudoti. Nes, na, viskas keliasi į skaitminę erdvę, tie patys nusikaltimai faktiškai, na, te dokumentų jų faktiškai nebelieka popierinių, nes ir tos sąstos faktūros visi registrai yra skaitmenizuoti. Tai aš manau, kad, na, mokėjimas valdyti IT technologijas, išmanyti, kaip tai padaryti, turbūt bus vienas iš prioritėtų. Apart to, kad turės, aišku, ir tą teisinį bagažą neštis. Teismų praktika, baudžiamo proceso, čia pasakyti, išmanyti baudžiamąjį procesą ar tą pačią kriminalinę žvalgybą ir tuo pačiu mokėti dirbti su IT technologijomis. Labiau nei šiandien. Gerai, paskutinis klausimas. Viena klaida, kurios geriausiai būtų nedaryti finansuose arba atvirkščiai patarimas, kaip geriau elgtis. Visą laiką atminti tą taisyklę, jinai yra iš esmės labai sena ir labai tokia primityvi, kad ta prasme, sūris būna tik tai, pelėkautos, iš esmės kad lengvų pinigų nėra. Ir jeigu tau kažkas siūlo faktiškai už nieką, pabūti direktorium, arba pigesnį iPhone, tai, žinau, kad už to kažkas lyg. Ačiū, Aliau. Ačiū tau labai. Visos įžvalgos be galo buvo man įdomios. Aš esu 100% įstikinęs, kad žiūrovas tikrai atrado ir savo įdomių įžvalgų, minčių, patarimų. Galbūt šią seriją žiūri ir tie žmonės, kurie daro nusikaltimus finansinius. Tai, mąstykit, galvokit, kad vis tiek anksčiau ir vėliau galite atsirasti akiratyje ir, geriau to nedaryti. Tai aš kalbinau Alių Navicką, FNTT specialiųjų tyrimų pirmosios valdybos 1 skyriaus viršininką. Ačiū, Aliau, dar kartelį, kad tu buvai, esi ir aš tau turiu nuo Temidi kolektyvo tokią dovanėlę. Čia yra maišiukas su tokiom simboliniam, fainom kolektyvo Temidi dovanėlėm. Tikiuosi, kad paprastai tikrai pravers kažkur užsirašyti, žinai, ant stalo visas įžvalgas ir tuos rutuliukus tikimybių apsivedinėti. Tai manau, kad viskas bus ok. Na, o šiandien mūsų paskutinis epizodas. Šio sezono mes sugrįšime rudenį. Labai kviečiu užsukti į Temidi.lt portalą. Tai yra dirbtinio intelekto pagrindo paremtas portalas su teisinė baze, kuri yra pastoviai, duomenų bazė atnaujinama tiesiogiai kiekvieną dieną pagal faktą. Bičiuliai, ačiū, kad esat, kad sekate, kad palaikote šį projektą. Mums be galo svarbu, kad jūs padėtumėt mums ir toliau augti. Paspauskit mygtuką
like, paspauskit komentarą, parašykite ir būtinai pasiekite mus toliau, kad matytumėte naujus epizodus. O šitą epizodą tikrai kviečiu nepraleisti su Alium Navicku, dar kartelį FNTT. Geriau nenusikalsti, o geriau gyventi nesižvalgant per nugarą. Ačiū, kad esate ir iki kitų kartų. Iki.